Labą dieną. Pradedu naują projektą. Gal priminsiu trumpai apie save. Esu Vicente, statymuose ir internete žinomas lošėjas. Prieš gerus pusę metų dariau 2 reidus ir rodžiau žmonėms, kaip statau tonibetę ir rolibetę. Tai dabar praėjo pusę metų nuo to laiko, sugalvojau naują projektą. Parodysiu jums, kaip statosi internetu lažybų bendrovėje Orakulas. Greičiausiai dabar galvodamas, kaip viskas šiame projekte bus, tai turbūt bus nuomonių ir komentarų visokių, jog reklamuoju bendrovę, jog čia stengiuosi jai padėti ir panašiai. Tačiau aš tikrai nesutinku su ta nuomonė, kad bet kokia reklama yra gera reklama. Ir šito projekto tikslas bus vienintelis, tai yra, kad jūs prieš rinkdamiesi lažybų bendrovės gerai pagalvotumėt, kokią bendrovę rinktis ir kas jūsų laukia, jeigu jūs laimėsit. Tai šiandieną yra 17 metų kovo 11 diena. Kadangi, kad nepatrukdyčiau ir nepakenkčiau pats savo ateityje statyti, tai live transliacijų nebus. Jūs visą šitą eilę video galbūt net pamatysite tik tai tada, kai dabar sąskaita, kurią pasijungiau, kai jinai pilnai bus užlimituota. Tik tada aš tuos video pradėsiu leisti viešumą. Taigi, nuo ko pradedam? Pradėdami statyti naujoje Orakulo sąskaitoje. Tai šitas kompiuteris, kurį dabar jums rodau, tai yra visiškai naujas įrenginys su nauju IP. Niekada jokioje bendrovėje nėra gauti limitai. Ir štai pabandom pažiūrėti. Šiuo metu vyksta tokios krepšinio rungtynės, Džakarta, ir dar kažkas tai žaidžia. Tai pabandom su pele užėti ant pirmo pasitaikiusio koeficiento. Štai. Kokybė nelabai gera, bet galim įžiūrėti, jog maksimalus statymas yra 600 eurų. Čia yra Indonezijos krepšinio lyga, šeštadienio rytas, jie tokiu laiku žaidžia. 600 eurų paėmus sąskaita, kuri yra, savininkas sakė, 6-7 metų senumo, žaista nedidelėm sumom, pakankamai intensyviai žaista, ir pasižiūrėsim. Tai live limitus matom, į futbolą nelendam, čia bus tik tai krepšinio statymai. Darydamas video aš stengsiuosi kiekvieną kartą atlikdamas statymą prisijunginėti prie šitos paskyros ir nufilmuoti. Galbūt kartais man to padaryti nepavyks, bet visada galim pasižiūrėti statymo istoriją. Štai čia yra dar paskutiniai sąskaitos savininko lygiai prieš mėnesį daryti statymai. Tai čia bus naujas brūkšnys. Taip, tai dabar pildysim sąskaitą. Paprastai aš sąskaitą pildau didesnę sumą, ten 2000, 1800, tokiom sumom. Bet paskutiniai 3 Orakulo akauntai buvo labai nesėkmingi, mane labai greit užlimituodavo, nieko nelaimėjus. Tai galėjo būti viena iš priežasčių, todėl, jog aš statymai.com platformoje pradėjau skelbti, jog supirkinėjo Orakulo sąskaitą su skrilais. Tai ten yra mąstančių vienas kitas mąstantis bookmakeris, kuris tuos skelbimus mato ir, sakykim, jisai pamatęs, jog vartotojas kuris anksčiau nestatydavo nei didelių sumų, nei pavieniais statymais, tik tais kombinuotais statydavo, staiga įsineša didelę pinigų sumą, pradeda statyti vienetiniais statymais, nekombinuoti, ir jiems tai matyti iškart sukeldavo įtarimų.
Šita sąskaita yra rasta be skelbimų, nedėjus jokių skelbimų. Tai aš tikiuosi, kad su jie viskas bus ilgesnį laiką geriau ir viso šito video trukmė ir priklausys nuo to, per kiek laiko gausim limitus. Taigi dabar aš imu savo pagrindinį darbinį kompiuterį. Taip, prisijungiu prie Skrill. Taip, čia yra mano Skrillas. Iš savo sistema labai paprasta. Iš savo Skrill persivesiu į sąskaitos savininko Skrill. Ir tada į Orakulą. Kaip minėjau, šį kartą labai didelės sumos nevesiu. Bijau, kad jiems nesukelčiau nereikalingų įtarimų. Vesim šį kartą taip, send money. Vesim 900 eurų. Jeigu atsitiks taip, kad jie būtų pralaimėti, tai, pasidarysim antrą pavedimą. Taip. Patvirtinam pinigų išsiuntimą. Taip, viskas gerai. Taip, viskas gerai, į žmogaus sąskaitą atėjo pinigai, dedam savo darbinį kompiuterį į šoną ir dabar pildom Orakulo sąskaitą 900 eurų. Taip, įmetė mus į Skrillą. Taip, prisijungiam. Štai 900 eurų 23 centai yra Skrille ir 900 perkeliam į Orakulą. Taigi, turim sąskaitai 900 eurų. Pabandykim padaryti ir pirmą statymą tada. Dabar taip, statymai irgi labai yra, premač statymai Orakulė yra labai sudėtingas dalykas, ypač jeigu, tiksliau ne jeigu, o kai sąskaita tampa bukmekerių stebima ir pasižymėta, jog ją reikia stebėti. Tai nežinau, kas esat statę Orakulę internetu daugiau nei 100 eurų, tarkim. Tai žinot, jog paspaudus ant koeficientui šitoj vietoje atsiradus skaičiuoklėje, maždaug minutę laiko sukasi rodyklė paspaudus statyti ir būna toksai užrašas, jog tikrinami duomenys. Procesas gali užtrukti iki minutės. Tai turbūt su šituo visi esat susidūrę, kas statot daugiau negu 100 eurų, sakykime, ar 100 eurų. Taip yra todėl, kad jie ant kiekvieno statymo yra nusistatę tam tikras sumas, iki kada nori matyti statymą. Pavyzdžiui, jie padarė, jog nori matyti visus statymus nuo 100 eurų, kai kuriai lygai. Ir jeigu jūs tą sumą statot, iškart jie į kompiuterius gauna savo signalą, jog vyksta statymas, reikia žiūrėti, reikia greičiausiai kažką pakeisti ar kitaip kažkaip patrukdyti žmogui pastatyti. Tai čia yra
kada statai didelės sumas ir jie bet kokiu atveju, ar tu pliusuojantis, ar tu minusuojantis, jie, bandant statyti tą sumą, jie jau mato statymą ir vyksta galvojimas. Jie greitai pasižiūri, kokie kofai yra kitose bendrovėse, kokios linijos, greitai pasižiūri į tavo balansą ir jeigu užsienyje pasikeitimų nėra, tavo balansas yra blogas, jie dažniausiai tą statymą priima. Aš šito akaunto metu visus statymus darysiu kitaip. Darysiu taip, kad neišsiskirčiau iš masės. Akauntas yra pakankamai senas, pliuso jame nėra, tai labai abejoju, ar jisai yra pasižymėtas kaip negeras akauntas. Ir aš darysiu kitaip. Aš darysiu statymus nedaugiau kaip 50 eurų, iki 50 eurų, nes jie priklausomai nuo lygos dar aišku. Pavyzdžiui, dabar pirmą statymą mes darysim. Šiandieną yra krepšinio diena, šeštadienis. Na, Orakulė, tiesą sakant, nelabai ką ir yra daugiau statyti. Statysim Ispaniją. Lyga Endesa. Aukščiausia Ispanijos krepšinio lyga. Šį vakarą žais Saragosas Obradoiro. Statysiu minus 6,5 forą. Minus 6,5 forą, taip. Nelabai matosi. Ai, dar neatsirado skaičiuoklėje statymas. Paspaudžiu ant koeficiento. Ai, ar aš čia per žemai gal. Ai, o, taip. Štai. Skaičiuoklėje atsirado minus 6 forą. Pinaklė, B365, visos kitos pagrindinės bendrovės duoda minus 6,5, tai su statymu problemų kilt neturėtų, bet ir lyga Endesa yra tokia lyga, kuriai aš manau, jog 100 eurų tikrai yra iki pažiūrėjimo nustatyta, bet mes rinksimės dar mažesnę sumą, statysim 50 eurų. 50 eurų statysim todėl, kad paprasčiausiai neatkreip dėmesio į akauntą, nes 80% visų statančių internetu stato nedidelės sumas iki 50 eurų. Todėl bookmakeriams labai lengva išgaudyti tuos, kurie stato didesnės sumas ir jie tiesiog mintinai žino. Tai dabar pabandysiu atlikti šitą statymą ir atkreipti dėmesį, ar ilgai suksis rodiklė ar neilgai. Pats statau iš šito akaunto pirmą kartą, tai pats tiksliai nežinau, kaip bus. Bet tikiuosi turėtų iškart statymas akimirksniu būti patvirtintas. Taip. Spaudžiame statyti ir patvirtinti. Matot? Labai gražu. Iškart statymas patvirtintas, 50 eurų priimtas statymas. Bookmakeris net nepamatė, kad aš dabar pastačiau, nes jam tai nebuvo įdomu. Akauntas nėra pasižymėtas kaip blogas, suma nėra tokia, į kurią reikia kreipti dėmesį. Ir šitas statymas praėjo be jokios kontrolės. Tai mano šito viso video projekto tikslas bus jums parodyti, kiek laiko ir kaip va taip statant, iki kada kiekvienas statymas, ar 5 eurai, ar 1 euras, jis suksis rodiklė ir bus atmetinėjamas. Tai va, kol kas reiškia viskas gerai. Už tą patį statymą vėl po 5 minučių galima statyti 50 eurų. Na, nežinau, ar aš tą darysiu, tiesą sakant, greičiausiai į punktą nuvažiuosiu dasistatyti. Šito akaunto ir tikslas nėra išlošti iš jo kuo daugiau pinigų, kad išspaust kiekvieną įvykį, bet yra tikslas parodyti, kaip orakulas reaguoja į lošėjus, kurie va taip paprastai elgiasi, kurie nieko nepasižymės iš blogos pusės, nestatys didelių sumų, bet vis tiek gaus limitus. Nežinau per kiek laiko, žiūrėsim šitą dalyką. Tai pirmą video transliaciją baigiu, prisijungsiu sekantį kartą, kada norėsiu kažką pastatyti. Jeigu tai bus live statymą ir nespėsiu, tai kitą kartą įjungęs kamerą, aš būtinai parodysiu, ką esu pastatęs ir trumpai papasakosiu, kaip buvo priimtas statymas ir iš karto, kaip šiuo atveju,
ar jau sugalvojimais. Tai vot, tai kol kas tiek.